Kovo 11-osios šventė Vilniuje baigėsi fašistinių šūkių skanduojančių skustagalvių eitynėmis. Antradienį apie 200 jaunuolių nešini stilizuota nacistinė simbolika, paslėpę šalikais veidus, netrukdomi juos lydinčios policijos, pražygiavo Gedimino prospektu. Šis skustagalvių akcija sukėlė Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų pasipiktinimą ir apgailestavimą. Kad tenka apgailestaut, kad 21 amžiuje atsiranda tokių jaunuolių, kurie dar nesupranta, kas yra kas. Aš tikiuosi, kad dauguma Lietuvos žmonių, piliečių nepalaiko tokių ekstravagantiškų veiksmų, šitų neišprūsusių vaikinų. Ir man labai gaila, šiandien Izraelio ambasadorius Lietuvoje ir Latvijoje įteikė pasaulio tautų teisuoliams Yad Vašemo medalius. Pagerbė tuos lietuvius, kurie rizikuodami savo šeimos ir savo gyvybę gelbėjo žydus. Dabar atsirado žmonių, kurie mano, galvoja arba kieno nors įkvėpti, kolė rusus, žydus, lenkus. Tai labai negeras reiškinys. Man ne visai suprantamas ir policijos elgesys, kurį nesulaikė nei vieno iš šitų, kaip galima jos pavadinti, senoviškų vardų chunveibynų. Manyčiau, kad reikėtų reaguoti tvirčiau. Tuo tarpu policijos atstovai visą dieną posėdžiavo, tačiau savo pozicijos dėl skustagalvių veiksmų taip ir nepareiškė. Pareigūnai tik paprašė Lrytas LT filmuotos medžiagos, kurioje užfiksuotos skustagalvių eitynės. Vienintelis dalykas, kurio per demonstraciją griebėsi pareigūnai, tai bandymai reikalauti, kad skustagalviai eitų šaligatviu, o ne važiuojamąja kelio dalimi. Priminsime, kad eitynės vyko nedarbo dieną, vėlyvą popietę. Oficialiai tuo metu Gedimino prospektas yra pėsčiųjų zona. Per nesankcionuotas nacionalistų eitynes, kurių metu buvo skanduojami šūkiai kviečiantys susidoroti ir išvyti iš Lietuvos kitataučius, dalis jaunuolių šalikais dengė ir kitaip bandė paslėpti savo veidus. Masiniuose susibūrimuose tai daryti draudžia įstatymas, tačiau panašu, kad pareigūnai ne visada taip pat reaguoja į panašias konfliktinės situacijas. Užtenka prisiminti istoriją, kaip per Anglijos karalienės vizitą sostinėje prieš karališkosios gvardijos kepures iš meškos kailio protestavęs žmogus, kuris vilkėjo meškino kostiumą, buvo suimtas ir nubaustas už tai, kad slėpė veidą. Tuo tarpu veidus slėpė ir tautinę neapykantą kurstė skustagalviai, kol kas jokių sankcijų nesulaukė. Lukas Pileckas, Lrytas LT.